Jaunimo banga. Sveiki jaunimo bangos radijo klausytojai. Aš esu Asta ir šiandien sutikau Matą, su kuriuo mes pasikalbėsime apie diskriminaciją, apie patyčias mokykloje ir kaip jam sekasi mokytis 12 klasėje ir dalyvauti įvairiose veiklose. Tai pirmiausia, norėčiau, kad Matas prisistatytų. Tai sveiki visi, aš esu Matas Geležauskas, man yra 18 metų, aš mokusi Vilniaus katalikiškoje mokykloje Versmė 12 klasėje ir taip pat dalyvauju įvairioje užklasinėje veikloje, taipogi ir organizacijos Veiklus jaunimas projektuose. Tai va, tai dabar norėčiau, Matai, tavęs paklausti, ar tavo manymu Lietuvos visuomenė pakankamai yra tolerantiška? Sunku įvardinti, nes mes kalbame apie labai daug žmonių. Tai yra žmonių, kurie yra tolerantiški, yra žmonių, kurie yra visiškai netolerantiški. O kaip tavo aplinkoje? Aš savo aplinkoje, tiesą pasakius, turiu pasakyti, viskas yra gerai šito klausimu ir tolerancijos stoka niekada tikrai per daug nesiskundžiau ir tikrai viskas buvo gerai ir aš tuom patenkintas, kad man neteko susidurti su tuo ir esu laimingas, kad aplink mane yra žmonės, kurie yra pakankamai tolerantiški. Ir kaip tu galvoji, kodėl būtent taip yra? Tavo aplinka tiesiog kažkuo yra ypatinga, kitokia, kad viskas yra tvarkoje? Nes daugelio mokyklų vaikai susiduria mokiniai su tokiais dalykais. Mūsų mokykloje 30% žmonių yra su negalia, tai tiesiog, ten vaikai labiau pripratę matyti tos kitokius ir tiesiog, vienas yra tas dalykas, o kas liečia asmeniškai mane, tai galbūt, man gerai sekasi bendrauti su žmonėmis ir aš manau, kad dalis žmonių, su kuriais aš gerai sutariu, kai jie tiesiog kaip pamato, kad su manim galima bendrauti, galima šnekėtis ir kad aš ir kitoks, tik aš čia tokia. Ir tiesiog, dalis tolerancijos atsiranda ir dėl to, nes jie mato, kad aš esu įdomus žmogus ir panašiai. Tai labai smagu. O dar norėčiau paklausti, ar iš viso mokykloje patyčios vyksta pas jūs, yra toks reiškinys, ar tokio kaip reiškinio iš viso nėra? O kur jos nevyksta? Pasakykit jūs man, kur šiais vaikais paauglių aplinkoje nevyksta toks dalykas kaip patyčios. Čia yra visiškai normalus ir natūralus reiškinys. Ir kaip jūsų mokykloje tai priimama kaip normalų reiškinį? Ar jis yra toks mažas, kad jis nepiktas yra tas reiškinys? Kaip? Iš tikrųjų, nepasakyčiau, kad pas mus yra labai daug. Tikrai nedaugiau negu bet kur kitur. Aš manau, nuėjusi bet kurią mokyklą rastum kažkiek tų patyčių ir kiek žinau, pas mus situacija tikrai nėra tragiška šito klausimu. Taip, žinoma, yra tai kaip reiškinys egzistuoja, bet kad būtų labai baisi situacija, nepasakyčiau. Supratau. O noriu paklausti, ar tu susiduri su socialinė atskirtimi, kaip tokio reiškinio, kaip socialinė problema? Čia platus klausimas, bet bendrai atsakus negalėčiau įvardinti, kad, bent jau, jeigu ir susitariu, tai retai. Supratau. Retai, pakankamai retai. O kaip tu galvoji, kaip gali patys mokiniai prisidėti, kad ta socialinė skirtis būtų kuo mažesnė? Ar iš viso jos nebūtų, pavyzdžiui, mokykloje, ar tiesiog tam tikrai bendruomeniai, taip toliau? Čia ne tik patys mokiniai turi stengtis, bet taipogi tėvai, mokytojai ir visi suaugę, kurie yra šalia, nes jie turi šviesti ir ugdyti mokinių šito klausimu, nes būtent tolerancija ir atskirties mažinimas, diskriminacijos mažinimas, tai yra susijęs su švietimu, kad mokiniui turi būti ta informacija ir kad jisai suprastų, kad yra kitokių žmonių aplinkui ir kad juos irgi reikia gerbti ir toleruoti ir visą kitą. Tai jį reikia šviesti, o tai kažkiek ir priklauso ir nuo paties vaiko, jo charakterio, sakykime, kiek jis yra linkęs priimti tokią informaciją ir būti tolerantiškas. Yra žmonių, kurie iš prigimties tolerantiški. Yra žmonių, kurie iš prigimties visus, kurie yra nors truputį kitokie, iš karto atmetinėja. Tai tokiais atvejais kartais nelabai ir padės ir švietimas. Supratau. O dar noriu paprašyti tavęs, kad papasakotum, kokiuose projektuose tu dalyvauji ir kaip tu išreiški iš save, kokioje veikloje ir taip toliau. Aš esu dalyvavęs ir tarptautiniuose, ir vietiniuose projektuose, esu dalyvavęs mokymuose jaunimui, kurie vyksta Kulautuvoje. Esu dalyvavęs mainuose. Šį vasarį važiuosiu į Švediją, ten bus
ruošiamasi demokratiškumo projektui. Kas liečia atskirti, tai 2 kartus yra tekę būti tokia situacija, kad visa grupė buvo sveiki žmonės, aš buvau vienintelis neįgalus. Ir turiu pasakyti, kad jaučiausi puikiai ir niekas nieko nesakė man dėl to ir visi labai mane puikiai priėmė ir padėjo, kuo galėjo ir kiek reikėjo, aš tikrai nesijaučiau atskirtas. Kiek įmanoma, visi padėjo man prisitaikyti ir pritaikė man aplinką, užduotis ir visą kitą. Tikrai, gal man tiesiog pasisekė pakliūti 2 kartus į gerą grupę, galbūt, bet tiesiog jaučiausi puikiai ir tikrai nesijaučiau kažkaip atskirtas ir puikiai galėjau save realizuoti. O kokios tavo užduotis bus šitame projekte, kur tu važiuosi dabar? Aš tiesiog dalyvis, bet šiaip, kadangi aš turiu patirties su projektais, tai todėl esu vienas iš tų 3, kurie važiuoja į tą išankstinį planavimo vizitą, kuris dabar bus vasarį, o šiaip aš esu tiesiog dalyvis. Kai prasidės projektas, aš kaip ir visi diskutuosiu, reikšiu savo nuomonę, kažką kursime. O šitam išankstinė planavimo vizitė, tai tiesiog bus nustatyta, ką mes konkrečiai veiksime. Bus visas planas. Bus visas konkretus planas sudėliotas. Jis dabar toks preliminarus, aišku, jau yra. Nes tas projektas jau vyksta jau gal metai laiko, jau dėliojasi viskas. Bet dabar jau bus toks tikslesnis sudėliojimas ir kadangi aš kaip yra Lietuvos grupė, kuri projektą dalyvauja, tai nėra daug žmonių su patirtim, labai daug žalių. Supratau. Tik pirmą kartą į projektą atėjusiu, apskritai nežinančių, kas yra projektas. Tai tiesiog, man pasiūlė, kaip turinčiam šiek tiek patirties, važiuoti į tą išankstinį vizitą. Padėti. Tai padėti sudėlioti tą planą, kad, taip va. Tai gerai, dėkui tuomet tau už pokalbį ir dar norėjau paprašyti palinkėjimą mūsų Bangos radijo klausytojams. Aš visų pirma norėčiau pasidžiaugti, kad apskritai yra toks dalykas kaip jaunimo radijas ir tiek žmonės, kurie kuria šitą dalyką, tiek žmonės, kurie klauso ir taip, sakykime, netiesiogiai prisideda prie projekto palaikymo, jie visi stengiasi dėl gero tikslo ir aš jūs visus labai sveikinu, o žmonės, kurie klauso, tiesiog, norėčiau padrąsinti, klausykitės ir toliau ir galbūt pasisemkite ko nors naudingo iš viso to. Ačiū. Dėkui, čia Vasta iš Mokinių radijo Jaunimo banga.